išnaudoti visas savo galimybės ir įrodyti, kad tu esi stipriausias šį vakarą čia, Baltic Fighters ringe. Lieka keletą akimirkų ir tuoj prasidės paskutinysis raundas. Abu sportininkai pasiruošę, ringo referį Vadim Chromik skelbė paskutinio raundo pradžią. Iškart labai aktyviai pradėjo kovoti Ivanas Babačenko. Žiūrėkime ir stebėkime, kaip vyks kova toliau. Вот так, отлично, хорошо, вот так. Пошел, пошел, сам. Сам руки подними, сам работай. Отлично. Сам к нему. Tikrai puikus smūgis iš Tado pusės. Tikrai labai atkaklus raundas. А ты красавчик еще! Концовка, давай, последний раз! Отлично, отлично! Давай, сам! Кинь руку! Давай, здесь поработай! Отлично! Пошел! Tikrai nepasiduoda ir Ivanas. Galbūt prieš tai 3 raunduose buvo aktyvesnis Tadas, bet dabar šiame raunde abu kovotojai to atrodo lygiomis jėgomis. Taigi raundas įpusėjo, liko dar pusantros minutės. Taigi laiko dar tikrai yra įrodyti savo pranašumą. Отлично, красавчик! Еще! Сам! Еще! Minutė lieka, gerbiami žiūrovai, palaikykite kovotojus Ivan Babačenko ir Tadas Jonkus. Tikrai stengiasi, jau taip pradeda Tadas savo puikią ataką. Buvo keli tikrai stiprus smūgiai, bet niekiek nenusileidžia, bent jau 4-ame raunde tikrai Ivanas niekiek nenusileidžia Tadui. Taigi viskas eina į pabaigą, tiek turnyras, tiek ši kova. 30 sekundžių lieka kovoti. Taigi dabar arba niekada reikia surengti tą paskutinę, pačią stipriausią ataką. Ir galbūt padaryti neįtikėtiną smūgį, kuris atneš pergalę. 10 sekundžių. Viskas. Baigėsi ši kova.